Štai kaip atrodo mano pasiruošimas čiužinio korekcijai. Kadangi personalizuotus čiužinius galima pakoreguoti ne tik tais iš karto gavus ir jeigu nedžiugina važiuoti su medžiagom ir pakeis, pavyzdžiui, spyruoklės, bet galima netgi po kelių metų. Tai šitos spyruoklės konkrečiai važiuos į Kauną prieš 3 metus pas vieną klientę, kur vyrai labai gerai, o moteriai kažkaip pradėjo nebedžiuginti čiužinys. Tai vėlgi keičiasi gyvenimo aplinkybės, būna ten svoris kinta, sveikatos ypatybės, miegojimo įpročiai, galbūt pagalvė išsigulėjo ir čiužinys, tai nepaliekam klientų nežinioj, važiuoju, pakeičiu medžiagas, kad žmogų džiugintų, nes vėlgi prisiimu atsakomybę ir tai padeda rekomendacijom. Tai jeigu pažįsti, kas planuoja atsinaujinti čiužinį ir nori saugaus pirkinio ateinantiem 10 metų, aš Darius, miego ambasadorius iš personalizuotas.lt mielai padėsiu. Taip pat, jeigu reikės vaikiškų čiužinio, galim padėti. Čia dar turiu tokį vieną įdomų. Tinklelis. Šitą tinklelį dėsim ant latekso žmogui, kuriam nelabai patiko klampumas, bet irgi įdomi situacija. Žmogui patiko, kiek jisai dumba, kaip kūnas jaučiasi, bet jam nepatiko paviršinis sluoksnis. Porolonai be žodžių, netinka iš karto, lateksas ok, bet galbūt kažkas galėtų būti geriau. Tai sprendimas, prieš tai nuvežiau lino sluoksnį, o dabar tarp lino ir latekso dar uždėsim šitą tinklelį. Tai personalizavimas vyksta netgi tokia netradicinė personalizavimas ir vyksta tokia netradicinė forma, kad žmogų džiugintų, reiškia, čiužinys formuoja kūno padėtį, o kad formuotų tinkamai, tam ir aiškinos, važiuoju, koreguoju ir taip tos žinios ir atsiranda. Todėl ir vadinuosi čiužinių technologu, nes realiai kuriu pagal kiekvieną žmogų čiužinio pusę, keičiu medžiagas, pritaikau medžiagas ir galop džiugina. Tai jeigu reikės gero čiužinio, jau žinot, kur rasti.